7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki atvykę į Lietuvą. Sveikinamės iš Winter Rally 7bet Rally Lazdijai 2025. Dabar už bortą turim 3,5 laipsnio. Mėgojom kambarį, kuriam panašiai buvo. Plius 2. Taip, tik kad vėjas neputė. Dabar mum yra iki paskirties vietos 8 kilometrai, o čia šalia manęs sveikinasi kiek sulysęs ir sublogėjęs Matonis ir kiek pasenęs. Iš kotleto į atletą. Pavyko? Pavyko. Nu tai, kas jūs toks esate ir kaip jūs čia atsidūrėte? Atsidūriau paprastai, kaip sako, neatsakingai išgertas kavos puodelis. Nu tai čia visada. Tai va, ir prasideda netyčia bairė. O šiaip tai esu Matonio bičiulis. Irgi dalyvavęs su Laurinu, nemažai visokių atrakcijų turėjo. Važiavęs nedaug, tai va, važiuojam nulinukais, pasibandysim, pasižiūrėsim, pasismaginsim, pasilinksminsim ir galbūt nesušalsim. Nu. Nes čia tos sušalimų, tai dabar va ką tik žiūrėjo Saulius fotkes, ką veikia prieš metus ar du tokiu pačiu laikotarpiu. Žvejojo ponas su maikiam, su šortukais. Žodžiu. Lygiai prieš metus mes su Laurinu žvejojom. O dabar nebent su graštu ir ant kėdutės ant ledo. Panašu, kad... Žodžiu, lėkime briefingą 8 valandą. Tada adminkė, greitas techas ir susirašymas. Gal žeminių padangų neprireiks. Purvavonės. Taip. Po tam tikrų administracinių reikalų. Rašo 1% baterijos. Labai gerai. Tai trumpai. Apsiklijavom mašiną, laukiam techninės, dabar susirašinėjom pirmus 4 greičio ruožus. Važiuojam pasitikrint antro ketvirto ir davai. Labadiena, pasikrovėm kameras, tai mes esam dabar Lazdijų mieste, važiuojam į techninę komisiją, kur čia mums reikėtų sukti, gal sukam toliau. Toliau. Žodžiu, kalbant apie bendrą nuotaiką, kaip mes galim įvertinti mūsų ekipažo bendrą nuotaiką. Apsdaudžiai, apsnešiai, gal dėl to, kad mėgojam Lenkuosna. Taip. Ir atsivežėm lietų. A lietus pyla visų dienų ir matas, kad keliui čia bus ragai. Nu tai va taip ir važiuojam kažkaip tai taip. Ne tai tingis, ne tai noris, ne tai kažkučia. Koncentracijos nejaupraudai. Kaip jūs jau supratat, ekipažiai yra 2 iš Aukštaitijos, iš Utenos ir Zarasų, tai va taip ir skaitysma visų dienų. Žodžiu, a jeigu rimtai, tai kažkaip biški esam nusiminę, kad važiuojam nedaug greičio ruožų, važiuojam 0,4, važiuojam kaip visus po vieną kartą. Taip, dviejose būdim. Turim didelės pertraukas, tai galima būtų tipo kaip ir važiuoti žiūrėti, bet atsižvelgiant į oro sąlygas ir pasiruošimą aprangos, aš tai, pavyzdžiui, neturiu nieką su kapišonu. Aš jį turiu 2. Jie tokia razumnesnis žmogus, tai gali Da pakalbės man vakarė. Tai žodžiu, kažkaip tai, nežinau, su ko čia susiję, ir šiaip nuliais važiuojam, nieko čia plėšytis, niekagi čia neįrodys žodžiu. Varam techų, nes turim shakedownų, kada? Pa 4. Pa 4:30, ne, mums reikia būti 20. Pa 4:20, tai dar turim lygiai 3 valandas 27 minutės. A Jėzusėliau brangiausias. Nuveikti. Praeinam techų ir važiuojam, kokį porą dopų šaunam. Kokių porą? Visus? Gal ir visus. Visus, sakau, tu veiksi? Mėgot norėčiau šiaip. Mėgot norėtum. Nepamėgot susirinkam. Žodžiu, kol jūs čia žvengėt iš mūsų čia šitų išsidirbinėjimų,
mes baigiam privažiuoti techninę komisiją. Aš jį baisiai liūdna, tai užsiminėjom visokiam. Nesąmonėm bandom prasiskaidrinti nuotaikas. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. Mergelkė, mums reikia dar pasijungti, pasitikrinti, kad veikia. Ja. Žodžiu, krūva reikalų. Nieka nėra tų reikalų. Pravažiuojam greičio ruožą, sustojam, abudu sėdam prie kompų, nesgi penktadienis, darbo diena, mes bimbinėjam. Nieks nežino, kad mes bimbinėjam, tai apsimest, kad dirbi. Dirbam. Toks gyvenimas, žodžiu. Toliau, varom. Hello. Nebuvo laiko, kada prisijungti anksčiau, tai mes esam jau po Shakedown'ą suvažiavam, žodžiu. Turim biškį laiko. Atvažiavam prie greičio ruožo. Ne kairiau kaip link mano sandėlio. Biškį pasižiūrėti, nes tada jau nebeaišku, ar rytoj pavyks ten kažką pamatyti. Tai va tais nuliais visai fainai važiuoti. Nieko, va, vieną pirmą tesnį pravažiavom. Dabar atvažiavam pažiūrėti, čia šiandien buvo daugiau Justelis. Tai va, o dabar sulėkiam Shakedowną ir lėksim į 5-7 susirašyti, nes nespėjom. Taip, įsiterpia Shakedownas. Nu, kolega, kaip mūsų pirmas kartas? Chaotiškas. Buvo man to toksai, mums jau reikia sėst, pažiūrį laikrodį, okei, 1,5 minutės, nu tai... Ne, atsisėdam 4, bet kol ten diržai, kol viskas. Taip. Ir tada, mums jau reikia važiuoti. Pasauliu dar durys atidarytas, pirštinės neuždėtas, reikia važiuoti. Tai žodžiu, taip. Bet greitai rinkom, tėvė, kas čia kilometras, pusantro, nieko čia nėra. Tai mašina važiuoja, viskas gerai, padangą laiko šiaip, kad ir kokia jinai padėvėta po Visagino asfalto, viskas gerai šiaip. Tai aš manau, kad damušim, nebent jeigu labai lis ir bus mašina, naujas uždėsim. Tai tokie reikalai. 9 valanda vakaro, Lazdijai. Kokia čia gatvė? Nesvarbu. Sporto centras. Einam į paskutinę šiandienos misiją. Kaip čia? Visų dalyvių privalomas susirinkimas. Instruktažas tikriausiai papasakos tą patį kaip ir per Winterį pirmame etape. Čia A lygos pirmas etapas. Apie saugumą, apie GPS naudojimą, man atrodo, ir panašiai. Mašina ready, viskas susirašyta. Benzo užpilta. Sėdi ir važiuoji. Tai va, ką mes pridurt turim? Nieko tikriausiai. Papasakojam viską. Ilga diena buvo. Ilga diena, pavargom blemba ir lėksim į Druskininkus ilsėtis. Sveiki, Druskininkai. Praeitų metų minio ralio štabo viešbutis. Kambarė višai? Ką? Kambarė višai? Tai mūsų palėtinis. Jo? Labai laukta akimirka. Gerai, mažai rankų. Prisijungsim iš kambario. Sauliukai, kaip jautiesi į civilizaciją atvažiavęs? Puikiai. Viskas labai neblogai, patogu, minkšta, šilta. Vėjas nekedena plaukų. Gulint lovai. Klausyk, ką tu ten darai. Taip. Turim prisirašę visokio dailyraščio, visokių koduočių. Čia kas kaip yra skirtingos sistematikos, kas kaip rašo, kas kaip ne. Paskutinį kartą stenogramą rašiau prieš 7 ar 8 metus. Tai va, tai karts nuo karto pasižiūrėdavau, kaip tai darosi ir dabar tiesiog žymiuosi, pasitikrinu, korekcijas, pasiryškinu tam tikrus momentus, kuriuos man tas rytoj norėjęs išgirsti labiau. Teisingai, okei. Tai va, ten tikrai kas yra svarbu, tai aštrus posūkiai, ką neužmiršti, kur siaura, kur laikyti, kur neišleisti tokie dalykai. O ten tie lengvi posūkėliai, ta prasme, jie tiesiog bus sudiktuoti, o čia reikės tiesiog akcentų. Tai va. Šitą, kas šiaip sudėtinga buvo šiandien pačiam? Pačiam? Išlaikyti vienodą rašymo struktūrą ir šriftus dydžius ir nepasimesti tarp atstumų, nes
Pavyzdžiui, čia aš visiškai nesu lankęs jokių kursų, absoliučiai, tiesiog iš bendrų pažįstamų visokių ir taip toliau prisigaudęs visokios info. Kai rašai pasilieki didesnius tarpus, kad paskui per pasitikrinimą vietoje atstumų parašai papildomus dalykus, pasikoreguoji ir taip toliau. Nu, tai aš galiu šiaip pagirti, viskas pas jūs labai kultūringa. Tai va, čia turim, Gražu. čia turim tokią situaciją, mūsų legendinę. Varėm šitą powerį ir tam rokadiniam kely, žodžiu, buvo labai ilga tiesiog su belė kiek džempo. Tai pradėjom rašyti. Dešinys 2, 200, tramplinas 2 pam, tada tramplinas gal metą ir tada tiesiog pasidavėm, tiesiog parašėm kilometrą su tramplinais. Ja, sakau, nafik, žinomas čia ta, žinoma, atkarpa, brauk, nafik, rašy kilometrą su tramplinais ir viskas. Tai, o palauk, po tramplinų ką mes turim? Po tramplinų čia dar turiu pasidaryti korekciją, kad čia yra stop. Ir pas mane dažniausiai, visur yra, kas yra paskutinis žodis lape, nuo to prasideda kitas. Ir tada stop, šikanas iš kairės ir tada važiuojam toliau. Nu, tai tik svarbu bus rasti tą šikaną, bet man atrodo, jis ten matosi vizualiai iš to. Jo, jisai ten yra daug maž už kilometrų. Yeah. Tai va, tai žiūrėsim, kaip pavyks rytoj visą tai įgyvendint. Dabar vizija yra kaip ir gera, tikimės. Norai geri, o tai va, įgyvendinimas pasižiūrėsim rytoj. Sugrįšim, rytoj tu turėsi įvertinti jau. Yeah. Tai va. Nu tai šiandien ką reikinam, tai natūralu, tai va dabar žiūrėjau stariukus ten, kur Jurkę kalbina, tiek Žalą, tiek Jurkę, tai natūralu, kad tas balsas kitoks vis tiek biški, Tai faktas duoda čia savo, tai bet aš manau, kad kur, žinai, tau jau išgirsta litanija ir visas tas jau dainavimas kabutėse, tai įprasta yra. Dėl pirmos vietos nevažiuojam, gal į kokią trojkę pataikysim. Žiūrėsim. Svarbiausia nesusipykti, nepradėti mėtytis daiktais greičio ruožo metu. Tavarsime, kad nemešiu tavęs visos knygos ir pats imk ir skaityk. Nieko, jeigu labai bus blogai, tai paprašysiu patikrinti padangų slėgį, o pats nuvažiuos. Taip, čia beje mačiau labai gerą, tau dar nerodžiau, iš Europos čempionatų berods, Josas Verstappenas, Makso tėvas, gerai apsižodžiavo su šturmanu greičio ruožo metu, kur šturmanas pasakė, tu manęs neklausai, ir ten, man rodos, ir su visais PP buvo, tai, žodžiu, aš tau dar parodysiu. Tai vat, kuomet neįvyksta vaibas ekipažo viduje, atsitinka ir tokių dalykų. Tai va, tai čia pagyvensim, pamatysim, lieka. Kol kas vaibinam, kaip sakant, normaliai, tai tikimės viskas bus ok. Reikia pailsėt, rytoj ankstokas kėlimasis, 7 valandą išjudam iš Druskininkų. Apsirengiam, mašina ready, viskas ready ir gazuosim į pirmą dopą. Tai važiuojam kiekvieną greičio ruožą po vieną kartą. Iš pradžių biškai gal nuliūdęs buvau, kad ne visą sąstatą suvažiuosim. Bet šiandien Pereke pamatęs kelio dangą vietom. Būklę. Ir žinant, kiek yra dalyvių ir net beveik 20 bagių, tai supratau, kad antrų važiavimų vietom gali būti reikalų su BMK. Ir šiaip gal toks biškai mašinas važiavimas būtų. Tai aš manau, kad visai gerai. Gal net nuvažiuosim pasižiūrėti kažką. Jeigu pavyks, taip. Jo, tai va, viso. Manau, kad jau susimatysim rytoj iš ryto. Labas rytas. Sikuliai. Juodai raudonų komanda pasiruošusi atlikti savo šiandieninės funkcijas. Šiuo metu yra 4 laipsniai už borto, beveik 7 valandas ryto. Nevalgė, bet pamiegojo, šie šaunuoliai keliasi užkariauti Lazdijų apylinkių, kuriuose tikėtina nebus toks nuostabus oras. Papasakokite, ką sapnavot, kaip miegojot? Oi, ką sapnau, ką miegau nieko, tiesiog įtraukė tas minkštas čiužinys, purus ir tiesiog buvo tobulas miegas. Ne dėl to, kad pavargė, ne dėl to, kad nusikasė. Nusivarė. Tai žodžiu, šiandien mūsų laukia max plus 10, laukia kokios 6-7 valandos lietaus. Tai tikėkime, kad jis nebus tas, kaip Vladas sakė, stovintis greičio ruožuose, tai
Bus įdomu, pažiūrėsim. Yra minkštų vietų, turėtų gerai susinešioti kelio dangos, tai bus smagu. Aš jau važiuoju pusantro rato, nes užsikalbėjau, pamiršau, kur važiuoti. Nebeturim ką papasakot. Iki Druskininkų, nerodo, iki Druskininkų, iki Lazdijų, kokia 42 minutės. Važiuojam, apsižiūrim. Pavalgom. Gal pavalgom. Ir važiuojam. Važiuojam į pirmą greičio ruožą. Krato baisiai. Nieko negirdim. Sąsiuvinys pasaulio buvo atverstas dar prieš valandą. Mokomės iš klaidų. Jo. Liko nebedaug, po kokių, kiek čia, 10 minučių startuojam. Užtrauk diržą šitą. Daug? Patrauk. Dar? Ne, dar. Paskutinės korekcijos. Gerai. Sukūdai, Matai, ką nuveikai? Kiek svarbus apatiniai diržai? Svarbiausia, ypač kai už kilometro matom, kas vieniem iš lyderių nutiko, tai jo, nu tai dabar panašu, kad turim nemažai laiko. Pirmas dar net nepasibaigęs, dar belė kiek mašinų, tai pakukosim sauliukai čia, ilgai. Bet gerai, va, bent jau yra ką paveikti, o ne ant plauko. Žiūrim startus ir vertinam, kas kaip geriausia. Žalia pieva. Ten va, Audronis pravalė savo dizelinės N5 išmetimą. Garso buvo daug, bet nepavyko. Ko jūs kukumberiai? Niekas šypsenam labai gerą. Atsiperka tas darbas dabar garaže jau po biškį. Išsimiegot jau dabar, ne? Jo, blemba, šiandien taip gerai. Net be žadintuvo prabundu, saulė gal pramiegojom, bus tavo reikalų. Žiūriu, 2 minutės iki žadintuvo, žiūrėjau gerai. Taip, papasakokit, ką mašinai darėt ir ką planuojat nuveikti, kai trečdalis sezono jau praėjęs. Tai gerai, papasakosim. Tai iš esmės, kai susiderinom, sakykime, pirminius finansus, tai čia buvo kovo pradžia. Per savaitę papylėm visą mašiną iki liko kėbulo iš esmės, kas liko ratai ir šiek tiek važiuoklės dalykų. Išvežėm lankam, po mėnesio pasiėmėm, tai buvo balandžio, man atrodo, 13, kai parsivežėm. Nu ir iki realiai šio trečiadienio pabaigėm surinkti naktim. Kažkada į garažą atvažiuoju, Marelis toks kalba ir lesa. Pusantros paros be miego. Tai va, planai dabar mūsų tokie. Šiemet 4-0 Larčia, jeigu viskas gerai. Ir 4 sprinto etapai. Aš važiuosiu 2 Benas. O kodėl 4-0? Kad patirties ir pavažiuoti. Ne, nu tai etapai tai 6. Ne, tai ten kur toli plungės ir panašiai. Nes, vis tiek ir su darbais ir su panašiai labai daug laiko reikalauja. Tai va toks savo planas. Pasižiūrėt, kaip ten sprintė viskas. Ką, sustabdė dopą? Taip, 10 Micas, Folkmanis ir už jų startavęs Čiplys Red Flagino trasą. What the fuck, kurioje vietoje? Pupirovičius irgi stovi. Tas geras posakis per trampliną. Čia kur ne Martyno, kur ką tik žiūrėjom? Ne, šitą vietą. Čia tas per trampliniuką, ten per vidurį reikia praeiti. Tai va, tai... Ten Lenkų populiari vieta. Nes čitelė... čia visi, kurie važiuoja, bet problema bus va čia. Tai nuėjęs Čiplys. Nuėjęs Folkmanis, todėl kad Čiplys už jo startavo. Okay. Nes dar toliau stovi ir Lenkų Pupirovičius. Dienelė prasideda,
Šiaip čia šitas dopas turi tokį labai trikį vietą. Atrodo greita, bet akla ir čia ne ten nukreipi mašiną ir ui! Kaip buvo ir nedui su Vyčiu. Ten už pusės kilo. Pirmam posūkį. Gal reikia erkės kam nors pigiai? Be lankų, tiesa. Ok, labai blogai. Nu, Ai, ten... o ir čiplys pravažiuoja. Rimti. Išvažiuoja greitoji, panašu, kad reikalai. Antra greitoji vienam greičio ruože. Neatsimenu, kad dar kažkada ir būtų tai buvo. Čia stipru. O mum trečiam budėtų. Tai mes čia jaučiu pusdienį praleisim. Arba trečią tiesiog nuims, nes nebetilps visas kanalas per dieną. Paro. Sustoja Lenkai, Technical ir Folkmanis. Aš sakau, kad ten tai vieta. Yra Lenkas, bet ne taip stipriai su kompaktu, ten dužęs šitoj pačioj vietoj. Gal nedužęs, nuėjęs nuo kelio. Žodžiu. Sakykit, yra tikimybė, kad trečias greičio ruožas bus nuimtas, nes netilps gal į dieną viskas, ne? Nu, neturim supratimą dabar. Nu, nes antra greitoji. Jiems kur degi ir šalmais verti. Va, kaip susivarti. Šonais nuo kalno pareidoms. Gali būt tas nuims. Gal. Tai greičiausiai. Žinių iš štabą. Kas? Lauksim žinių iš štabą. Gal tą nuims, o paskui tą trečią. Laiku pradės kažkaip taip. Nes tas tai ten gerai susivarti. Einam į Vanulės, paklausim. Ko jūs čia konkurentus šalinat? Ko jūs čia darot? Negalim šiaip uždarą parką taisyklę. Varažyje šitas Ką? mantas. Aš žinau, čia ne prie ko, aš iš vis sėdžiau, ką sako, tą daro. Aha. Tu darau. Nepadeda Tau tau šiandien, pasukioti? Nori papasakosiu istoriją. Nu. įdomią. Žodžiu, atsisėdo šitągi po MKS į Porsche. Nu, čia reikėjo patestuoti, žinai, mašiną. Ir anksčiau buvo viskas normaliai. O dabar išvažiuoju, va čia pasišilį. Ir va tiek apsukti, ir va tiek paimkit, tikšt, Aha. tikšt. Dabar, kaip sako, Eimantelė, greitos čia rankutės. Telpi? Aš žiūriu, kad Jis tarp nesadar lankų. nedidžiai žmogus, tiesiog jau jam taip gavosi. A, tai Tenai ne- tais nebeišeina metais buvo pastumt pigiau apačion maistas. sėdynės? Kūdikių. Nebeišeina pačion pastumt sėdynės? Ne, ten reikėjo perdaryti. Ir taip čia maksimaliai žemai padarėm. Ai. Čia Vanulės ūgio mašina. Normaliam žmonėm. Tokie atributai. Bet va pažiūrėk, dar va padarėm dar mes čia iš hidro, dar nespėjau. Ai, tai čia. Žiūrėk, jeigu krovimas dingtų, paimt. Jo, aš čia galiu pakelt rankiniu būdu. Nepatinka, O. tas Aha. spaudimas krenta Aš irgi šitą pakelt. gali irgi? Irgi. Tai ant kiek guldėjai, tai va, 200 ir guldžiau. Okay. Nu įdomi. Žiūrėk, bet lietai nusileidžia, dar vis nenori Aha. grįžti. Jo. Žodžiu, įdomiai prasidėjo, ne? Ne, įdomu. Wow. Čia wow. tai Antrą, pasibaigė, nėrt sėdim, gal tai buvo, esam kad stebę. dvi greitas vienam dopą. Nu tai va, tai žiūrėsim. Ką tu čia? Girdė? Kas buvo pagal planą? Stenograma išpildyta, bet greičio buvo per daug. Čia dabar video rodė. Jo. Per greit atėjom, atkėlė priekį, vairas. Priekį atkėlė. Nu, gal visą mašiną, bet iš video dabar atrodė, kad tiesiog ir kokiam ten kažkiek metrų dingo vairas ir tada nutempė į... Išorę. Ir tada, Planas ui, buvo nuo pirmo jau. atakoti. Pavyko. Erkė nurašymai? Taip, jie buvo tikrai, kas ten liko pažiūrės. Ai. Kaip jūs iš Turmanyla? Stariukus, šituos selfiukus deda viskas. Ai, nu tai reiškia gerai, viskas gerai. Pirmi žodžiai jaučiu buvo, Vičer viskas ok, sorry. Sorry. Norėjau laimėti. Kažkas fotkė rodė, kad ten viršūnėm beveikėtų. Ten gavosi Turi ant bordą? onboardas gal vėliau, bet filmavau čia. Nu tai atėjom per greitai. Atkėlė mašiną, nutisė čia, tada keliukas gavosi, pašokom. Čia kokie 6 metrai medis klupo ir kažkur dingo žalumoj. A mašina tokia marga, tai ir sunku besurasti. Kas vos rado? Gerai, kad aš akilus, tai viską mačiau. Nu, bet svarbu, chebra nuotaikas nepamesti. Ką, žiūrė dabar? Kam nervuotis, ko negali pakeisti. Nu.
Lepo atgal. Jeigu problemą galima išspręsti pinigais, tai čia ne problema. Va taip, va. Nedas visada su nuotaika. Mašiną nurašė. Oh well. Greičio ruožas nuimtas, visi apsisukinėja ir važiuoja pagal nurodymus tikriausiai tiesiai į antrą. Dega mašina? Nu, va, Ai. Dega. Pupukai. Dega čia visas. Hemoroidas. Blemba gera plyta, ne? Kakla. Įdomu. Gaila. Nu, bent jau nelyja. Blecha, bijau privaražyti. Jo, privarašys. Nu, kaip gazas? Ai, pirmą atsargiai suvažiavom kažkaip, antrą geriau jau, bet vieną šikaną per vėlai stabdžiau, tai ten jau vietoje susimėčiau šikanę ir ten daug laiko praradom. Nu, porą sekundžių, manau, bet šiaip viskas gerai. Iš esmės, nuo Vaidelio persvara nėra ten tokia tragiška dar kol. Nėra tragiška, jo, bet gerai Vaidas. Žinai, kur pasitempt turi? Yra kur, jo, yra, bet čia jau nemokamų pietų nebus. Okay. Kaip tau? Nu, mums tai gerai, bet tai trečiam būdim, tai panašu, kad pusę dienos čia ir praleisim. Šiaip viskas gerai, blemba nedo gaila. Pirmam posūkiui. Gaila, bet blemba, ten sunkus posūkis, ta prasme, jisai toksai... Aš irgi galvojau čia važiuoti pilnais ar ne, Nedas pabandė ir pagal sonogramą, tai, nu, būna, ta prasme, svarbus reikia. Jo. Nu, gerai. Gerai, susimatysim. Laikyk. Visi šturmanai bėga atsižymėt. Kažkas vėl buvo. Ką, ekipažas? Varot? Viskas. Ne, bet nu, kažkaip apsiskaičiavo chebra, kad jeigu matai, jeigu menkiausia problemėlė ir viskas, ir griūna. Bet trečias sakė bus. Tai bus, bet tai rytoj. Kaip gazuojas, šiaip visai aštru, ne pagal laikus? Jo, ne, viskas komfortai, viskas bet. Tvarka. Nu, aptarėt per kiek atkalsit, Škoda Neda? Ar neaptarėm? Emocijos dabar šneka. Jo, blemba gaila. Bus gerai. Bet gerai, bičas nepraranda, nu tai Tai svarbiausia. Žinai, tokiose situacijoje, jeigu žmonės veikia, tai šitą pirmam ten kažką labai gavai. Nieko nebuvo? buvo. Stovėjau Dopinės karvės ant kelio. Stovėjau Dopė iš karto antram splitė, čia už namo užsukį, čia Nedo vietą pilnais praėjau, buvau arti to pačio, bet kažkaip pasisekė, o po to po dešinio staigesnio posūkio tiesiog Ai, ten kur kaimelė? Jo, karvių belenkoks būrys sustojom ant Tilagos, įsijungiam, jos pipsinom, nesitraukė, tai ta prasme, nes, nu, pirmas splitas 0,4 ir iš karto antras 2,2 su kažkiek, o į galą į 19 kažkiek datraukė. Okay. Tai, nu, yra kaip yra, gal kažką pakompensuos. Nėra dar tai buvę, ne, kad... Nėra, tai čia kaip safari. Tai gerai, kad nepadarė Ivanoką. Jo, tai va, tai, nu, yra kaip yra, Antram atsigavai. Jo, bet, nu, 3 klaidas padariau, manau, kad būtų viskas buvo gerai. Okay. O čia po karvių dar bėda buvo, kad išjungiau antilagą ir pamiršau jungti, tai variau pusę to apie antilago, kol supratau, kad kažkas negerai. Nu, okei. Nu, svarbu laimingai visiems. Jo. Taip, tai visos tarnybos grįžo į savo vietas, kas yra privalomas, kad būtų starte. Ir trečias greičio ruožas startuoja. Turėjom budėti trečiam, nežinau ar girdis per vėją, bet Sauliukas gavo skambutį, sakė varom į 4 pravažiuot. Taip, ralių štabas paskambino, informavo. Jo. Neturėjom važiuoti 4, bet sakė pravažiuokit. Tai labai gerai, nereikės poros valandų kabėti čia. O taip. O ir lietutis prasideda. Pats tas. Žodžiu, man patinka, blemba. Daug info sužinojom, stovi prie startos, visais pakalbė. Taip, kas kur ką matė, Ja, kur skrido ir ne. labai gerai. Lakim.
žodžiu, jūs tą info jau tikriausiai matėt, bet mes norim pasidalinti savo emocijom, kas čia vyksta. Iš ryto Lazdijose yra kosmosas. Iš penketuko realiai 3 mašinų jau nebėra. Ir kas ironiška, kad Stiopkos ir Firkos mašina yra buvus Stiopkos. Ir toj pačioj vietoj tiek Stiopkos nauja, tiek Stiopkos sena mašina krito į tą patį akmenį berods, kiek žinau. Pralaida akmuo. Ar pralaida, ja. Wow. Mes dabar varom į 4. Neturėjom jau... sekėm jau. Tai žodžiu. Va, stelis aplinkia. Pasikoregavo planai. Atvažiavom, apsuko visus nulius gražiai, va, ir kolegos, va, atvarėm visi pasižiūrėti 4. Vėjas pučia, lietus lyja. Iki 5 kiek? 14, tai 3 valandas. 3 valandas, jau čia varysim į servisą. Šilto maisto gal kur nors. Kažkur gal kokį lokas čia. Žodžiu, košė makalošė čia šiandien. Tikimės nuo 5 jau viskas stos į vėžes. Štabas irgi taip tikisi. No. Pagal skambutį. Tai va, tokie reikalai. Nu, palauk, nesimatėm, labas. Labas. Klausyk, ką tu galvoji apie šiandienos rytą? Kas čia per bulių kautynės buvo? Žinok, senai nematęs aš tokių varžybų, Aštru. kad taip Chebra buvo nusiteikę pasikavoti ir taip smarkiai viskas pasikeitė, tai, nu jo, žinai, dar tik karalė, dar čia gali tik bet kam, tai... Na ir žinai, tai dopai tik sunkin dabar eina. Jo, ir plius lietus pradėjo lyti, tai dar bus blogiau, tai nežinau, tai prieki, kai kur tai prieki stumi žemės, nes tiek išrausta, kad, nu, tas pats Steponavičius smyga kažkur tai ten ir žodžiu... Tai aš kaip mačiau, Ernestą rašė, kad Firkos dugno apsauga nukrito toje vietoje, o Stiopka ant jos ir jį vertė. Toje pačioje vietoje. Tai va, matai, negali žinot, kas laukia už posūkio, tai reikia būti labai sukaupus, kad pasiekti. Kaip patiems? Gerai? Jo, nu vis tiek jaučiu tą pertrauką, nesam pačioj geriausiai savo versijai, bet gal nieko, važiuojam gan geru tempu. Nu, ant kelio dabar jau, svarbu. Dabar. Girdėjau, tu čia spėjai viską, rašyti, kiek čia veiksmo, kiek čia judės. Eik tu savo, ir fiksuoti reikia kas aprašyti, kas kam nepasisekė, tada pakalbinti, kas kam pasisekė, tada nufilmuoti šiaip bendrai viską ir tada storiukų chujukų visokių pridėlioti. Tu durts, kiek čia veiksmo, bet čia ir beliks važiuojančių, nežinau, į Power Stage, kas atvažiuos, Bučinskas su savo Chebrytę. Baisu. Atsimeni bent vieną gonkę, kad per vieną dopą, kiek 3 kartus vienas dopas nuimtas buvo, sustabdytas? Lemba, neatsimenu ir ne tai, kad neatsimenu, kad tiek būtų sustabdytas, bet neatsimenu, kad tiek daug va, tų top driverių pristarytų reikalų. Ten, nu, vienas kitas būna pagriūna galiorkai kažkas prieki, nu, bet kad iš top 10-3 nusirautų, tai... Technologija kažkokia vyksta. Technologija vyksta. Davai. Netyčia sutikom žmogų, kuris turėjo, Portugalijai turėjo būti, ne? Aš ir buvau Portugalijai. Nu taip, bet dar ir dabar gal turėtum būti. Turėčiau. Tai ką tu ten veikiai? Šturmanavau. Važiavom, turėjom statavom junior VRC etape Portugalijai. Tik tai po pirmo gačiuožo varžybos pasibaigė. Aš mačiau personal buvo parašytas, kas buvo čia, nespaudai ar kaip? Tai čia, kadangi vairuotojo personal reasons, tai vairuotojas čia nėra, tai jis ir nesakys. Tai... Ai, nu bet tipo nesusipyko ten? Ne, čia viskas. Ai, okei. Aš galvau, išsidraskė, žinai, sami listen to me. Ne, mes juk važiavom Saudo Arabijoje jau artimų rytų čempionate 2 savaitėm anksčiau, tai pas mus viskas tvarkosi santykiais. Tik ten tarp jo ir komandos buvo, ne viskas tvarkyta, tai tiesiog. Supratau. Kokią nuomonę apie rytą Lazdijose? Žiauroka, baisiai. Tai labai gaila dėl Lietuvos ralio čia prarasti 3 mašinas iš karto iš mūsų klasės, kur važiuojam su Vladu. Nu, nebūtinai gal prarasi, ta prasme... Taip. Ai, nu šiandien, ne? Bet šiandien jo, tai labai gaila ir linkiu laikytis Nedui, Giedriui, Rokui ir greičiau grįžti į trasą. Okay, ačiū.
Rezu nežiūri iš karto. Tai gerai. Aš šiaip klausiu. Bet gerai, čia ant tiek nusiteikęs. Kaip varas? Oras tai toks. Kaip varas? Oras irgi Kai šūdina. nelyja, bet gerai. Nu, tipo, kai nelyja, gerai. Šiaip all good. Tai ką, man? Maginė. Tas proveržas leidžia, žinai, labai. Nu, jinai leidžia. Įkrenta jinai įsivedu. Bet sakė žiauru, ketvirtam buvo, ne? Nu, žiauru. Nes tiesiog jau taip įžavo šio. Nesibėgėja 100 pėm. Google maksimum. Rezu ne. Nei kiek, nes pitelis nežiūri. Gerai. Nu, ta prasme, žinai, aš negadėčiau. Dabar važiuoju savam pagalvoti. Ką man čia, žinai? Nu dar pirmas tik etapas, žinai. Matai, kas darosi. Okei. Girdėjau, ilgai nekalbėsim, nes lyja. Nu. Markas sakė, Rezu nežiūri. Ką tu? Aš tai žiūriu. Nu ir kaip? Patenkintas? Mašinėlė good. Bet limpa po bankės tas pavada? Ne. Ne? Kaifo nėra? Ne, bet kaifo tai yra, kai su jie pataikai, bet reikia persilaužti tą vairą į posūkio pusę sukti ir laikyti, ne kaip su bembu pasukai ir atsukti. Okay. Šiaip good įsivažiuosim. Trumpas atnaujinimas iš 1,5 valandos kimarinimo mašinai prie greičio ruožo. O buvo taip, išvažiavom į 5 GR pagal tvarkaraštį. Važiuot buvo toli. Kokių 2,5, gal 3 km. Likus 10 km, skambina iš štabo, sako, tai perkeliam po 5 minučių. Vėlinam. Nu, mes jau nusprendėm, kad nebeverta apsisukti ir grįžti. Pastovėjom kokį pusvalandį. Sako, dar 10 perkeliam. Mes čia baigiam ir užmigti. Bet jau nebetolė, ne? Kokių 10 minučių liko. Žodžiu, ir panašu, kad ateina žostkas lietus. Žiūrs. Matysim, kaip čia bus. Tai suvarom 5-6. Tada vėl. Ai, būdim 7. Čia būdim. Motherfucker. Čia reikia kokią namuką pasistatyti pirtelį. Auči. Daug per nos. Žodžiu. Davai, Sauliukai, kažką tu papasakok. Aš einu šalmą dėti. Ką tu papasakok? Nu, kažką valiaudžiai. Ai, televizoriui. Laukia dar 2 greičio ruožai dabar. Ir dar vienas. Neaišku, kada. Dalia kaip vėlai. Nusivėlinsim ypatingai. Nėr čia ką pasakot. Reikia nubūst. Nes kad būtų biški koncentracijos. Nors ir važiuojam nuliais, bet klaidas daryti visada yra įmanoma. O to daryti nereikia. Nors ir nelikiam baisiai greit. Bet netidumas priveda prie klaidų. Šiame sporte jos nepageidauja. Gerai, jau čia Sauliukas įsivėlė į egzistencinius klausimus. Taip. Davai. Nu, galim laikui važiuoti, jeigu nori. Galim laikui važiuoti. Nu, sveikas? Ne, treks. Tramplinas viduriu ir tramplinas viduriu 100. Tramplinas viduriu 100, stop dešinys 2. Dešinys 2 ir kairys 4. Ir kairys 4 ir dešinys 5, 70. Dešinys 4 ilgas, 50 kairys 5, tramplinas 100, tramplinas viduriu 70,
Toliau. Dešinys 6 ir kairys 6. Ir tramplinas viduriu 300 matai. Dešinys 6, 200 matai. Tramplinas viduriu 50, dešinys 5, 70. Tramplinas viduriu 70, dešinys 6, 150. Tramplinas 70. Aha, kairys 4 per trampliną. Buvo. Dešinys 5 į kairį 6 per trampliną. 200. Tramplinas 200. Kairys 3 per trampliną 100. Tramplinas į dešinį 400. Kairys 350, stop, dešinys 2. $500. Bus tramplinas 20, kairys 4. Į dešinį 4, 150. Dešinys 6 ir tramplinas 100. Dešinys 5 per trampliną 100. 100. Kairys 3 per trampliną 100. Kairys 5, 150. Tramplinas 20, kairys 3. 150. Tramplinas viduriu 100. Tramplinas 70, dešinys 4, don't. Don't 50. Tramplinas į kairį 5, 100. Kairys 6 ilgas. Ir dešinys 6. 20, stop, dešinys 2. 100 pam. Tramplinas dešinė 100. Kairys 5 ilgas. Tramplinas. Ir tramplinas 100 pam. Kairys 6 per trampliną 200. Tramplinas į dešinį 5 ilgą. Ir kairys 6 ilgas. Ir kairys 6. Ir tramplinas 50. Dešinys 4, 200. Kairys 500. Stop, dešinys 2, siaura. Nuskubėjau, kairys 500. Stop, dešinys 2, siaura. 20, kairys 1. Dešinys į platų 200. Tramplinas 100. Dar tramplinas 100 ir stop, šikanas iš dešinės. Šimtas, tramplinas į kairį 5 ilgą. Ir kairys 5 ilgas. Ir tramplinas viduriu 400. Stop, dešinys 1.
Ir mūsų laukia vienvėžis keliukas. 100, tramplinas kairė. 70, kairys 2, daun slidu. Ir tramplinas kairė, daun. 70, dešinys 4 ir dešinys 4 ir kairys 5 per trampliną. 50. Dešinys 5, 50, dešinys 5 į kairį 4. 50, dešinys 5 ir kairys 4. 70. Kairys 4 ir tramplinas dešinė. Kairys 4 ir tramplinas dešinė. Į kairį 4, 70. Stop, kairys 1. Šimtas pėm. Tramplinas vidurių 70. Tramplinas 100. Tramplinas čių dešiniau gal metą. Šitas ir buvo. Dešinys 2 ir tramplinas į kairį 3. Ir tramplinas į dešinį 4. Sorry. Tų tramplinų man ten per mažai buvo. Mes vieną kažkokį nesnaimų užsirašę buvom. Nu, bent jau aš nepastebėjau. Nu, kažką. Sorry. All good. Ten be kriminalų buvo, taip? Ne, viskas gerai. Lengvai minkštai. Taigi, kolega, šitame greičio ruože mes turėsime 5 posūkius. Jau sakė. 4 į kamerą noriu pakartoti. Tada turime vieną... Didesnė problema, kad mes šitą baseiną mašiną. Vieną dvejetą turim ir kokius 3 litrus vandens per stogą. Kelio būklę puikiai suprantate. 300 tramplinas į dešinį 5 valytuvus. Tramplinas į dešinį 5. Ai, buvo. Ne, lėkiam ramiai. Taip, 300. Čia slidu bus labai. Dešinys 6 ir tramplinas vidurių. Atsimink, balos dar gali išmetinėti. Tramplinas vidurių 100. Tramplinas vidurių ir dešinys 5 ilgas. Dešinys 5 ilgas. Va tokios balos. Dešinys 5 ilgas vis dar. 100 kairys 6 per trampliną. Čia tu dvigubai sulėtintų režimų. Kairys 6 per trampliną. 200. Kairys 6 per trampliną. Eik, čia ragas. Kairys 6 per trampliną čia. 300. Vau, atsargiai. Nuvežėjo. Tramplinas vidurių 100. Kairys 5. $300. Stop, šikanas iš kairės. Gerbiam inventorių. Slidu koką. Slidu koką iš kairės, iš dešinės, iš kairės. Važiuojam! Dešinys 5, keep. Ir kairys 5, 100. Tramplinas vidurių 70, dešinys 5. Ir tramplinas vidurių 200. Dešinys 4 per trampliną, keep.
70, kairys 4 per trampliną. $200, dešinys 5. Ir tramplinas viduriu. 500 matai. Kų vakari. Kų, aš žinau. Kur Eurovizijų. Šikanas iš kairės. Tramplinas į kairį 4. 100. Ok. 100. Tramplinas 50. Dešinys 4. Tramplinas kairė 200. Tramplinas viduriu 200. Stop dešinys 4. 3. Šauktukas. Ten. Dešinys 4. 3. Šauktukas. Ir tramplinas 150. Stop dešinys 2. Ir kairys 5 ilgas. $200. Kairys 5 per trampliną. Ir dešinys 6. Ir tramplinas 200. Finish! Nu jo, čia toks greičio ruožas Mixed Emotions. Startas, nieko nematom. Gatvinių režimų pravažiavam. Jo, čia kas laikui varo, tai eik tu sau bus. Jo, ir nepataikyti čia viso to akvaplaningo. Su žiūrovais viskas tikrai labai gerai buvo, nes jų tiesiog nėra, nedaug. Marčiau, tu man papasakok, kaip tam dope užkraut visiems? Norėjau ugnių įkalt. A ne? Principai? Pabėgo, žinai, į kitą stovyklą, tai galvoju, ugnių reikia. Tavo kreivė labai gerai atrodo. Tavo kreivė greičio autoralį labai gerai atrodo. Kokie 3/4 dopo palei 200, maksimalkė 2,4 buvo. Nu buvo, jau 6 bėgių trampliną radom vieną. Stipru. Šiaip nebuvo slidu, buvo nurimęs jau lietus. A? Lietus jau buvo nurimęs, kai važiavo. Lietus buvo nurimęs jau. Ne, šlapia buvo, bet nelyja. Ai, nu tai vat gal pirmiesiam, nes mes kai startavom, tai valytuvai nespėjo valyti. Tai gal pirmiem irgi panašiai buvo. Nu stipru, bet kokiu atveju. Linksmo. Va čia taip Marčius. Mūsų yra tokias dvejopos nuotaikos. Pravažiavom, ką čia, mes 5 pravažiavom, 6 pravažiavom, 6, nu tai tikriausiai 6 jau matėt, kaip startavom, turėtumėm įdėti video. Pusę dopo tai pagal ketvos nevažiavom, nes visiškai stovintis vanduo ant kelio buvo ir valytuvai nespėjo valyti. Tai ten žudytis nuliais važiuojant tikrai nereikėjo. Antroji gal jau biški fainiau, bet vis tiek slidu buvo, nu ką, lemba. Nesinorėjo ten rizikuot, o... Penktas visai smagus buvo. Jo, šiaip. Penktas tikrai buvo tokių vietų, kur pasisvagint, padukt. Jo. Tai va, tai labai fainai. O dvejopos nuotaikos. O apie nuotaikas, tai kolegos, tie, kuriuos jau matėt anksčiau videkę, mūsų kukumberiai Marius su Benu. Nežinau, išgirsim jų versiją, gal biški neužsirašė, gal biški per greit, gal stabdžiai, gal padangos. Nu, sukočioja savo kompaktą. Nelabai ten sveikos vietos skardose liko. Svarbu, kad patiem viskas gerai. Nu tai va, ralis, bet ir nuliais važiuojant reikia protą turėti. Ir nepadaugint. Taip, bet manau pakalbinsim.
Dar reikia pamatyti, bet Jo. šiaip kiek žinom viskas tvarkoja. Gal net padėsim nuvažiavę išlupt tą mašiną kažkaip parsivežti. O dabar mes stovim prie 7, kur budim. Man per stoglangio uždengimą per čia kažkur žiauriai laša į vidų. Va gal čia, kad vanduo stovi. Gal nebūsiu kiaurai šlapęs, nes grinai ant kojos ir laša. Tai va, tai liko servizas ir poweris. Jeigu taip ir toliau merks, tai powerį ten bus įdomu, nes ten toks gruntas, molis, toks šlynas, nesuprasi. Ir labai daug vandens, jau dabar sakė šiaip. Tai jeigu dar palis, tai bus linksma. Tai labai ramiai, atliekant funkciją, nesidraskant, nes sąlygos tokios, kad patirtis dar neleidžia tokių sąlygų išnaudot komfortiškai. Tai va, o dėl padangų, kad jau klausėt, padangos yra tos pačios vis dar, nuo Visagino. Tai viskas šiaip su jam gerai yra. Nu, ta prasme, kraštų nebėra, bet, laiko dar, viskas gerai, nebuvo jokių ten rizikingų vietų, kad jau ten iš padangos nelaikytų, tai šiaip viskas yra gerai. Tai žodžiu, lendam tikriausiai į kabinetą ir sėdim šiltai laukiam. Pačiam tau fuck you? Jo, fuck you, mes tokie draugai. Aha. Čia, žinai, čia kaip ir su šito ženklu, kaip parodysi, taip ir suprasti. Aha. Nu ką, vis dar Rezo nežiūrit? Nežiūriu. Gerai, nežiūrėkit. Tas 6 slidoka buvo ar normaliai? Gerai, nebetrukdom. Nesiblaškom. Laikom kardaną. Einam pakalbinti mini ralio kolegą ir... Nu, pasakok. Ką žinau, baisu. Baisu dėl flashbackų ar šiaip, kad mašina ne... Ir flashbackų pareina nemažai, tada, kad mašina nesava. Truputį prie mašinos reikėtų dar laiko pasipratinti, nes vis tiek daug kas kitaip. O kas kitaip, pavyzdžiui? Pagrindė stabdymas, vairas, tai šitie dalykai, ten trauka, viskas okei, bet sakykime, vairo visa reakcija, važiuoklės darbas ir stabdymas, tai labai stipriai kitaip. Tai pas tave geriau? Jo, ten pas mane truputį geriau, tai tas toks, žodžiu, bet aišku, baisiausia turbūt dėl flashbackų, bet žodžiu, ir dėl to, kad ne savo mašiną. Bet tai važiuoji grinai, kad klasėje taškų pasirinkta, ne? Jo, tai važiuojam dėl to, nes realiai kapinė mašina, tai važiuojam savo klasėje MQ vadinamui, kad pasirinkti taškų, kad pabandyti greičiau visus pravietos neramumus po klausai, kokioj stadijai tavo? Ketvirtadienį vakare buvau, tai pas kebulistai jinai dabar, tai nupjautas stogas, gavom palaiminimą, patikrinom, lankai sveiki, viskas gerai. Tai, žodžiu, tęsiam darbus, tai dabar keičia stogą, keis galinį sparną ir keleivio pusės ten tas lengsti tą kampuką, kur atlankis pastūmė, tai smagu, kad bent lankai sveiki, tai tas pats kėbulas liks. Tai labai tikiuosi, kad kitam etapui, nežinau, nemiegosim turbūt, ten paskutiniam parom labai stipriai, bet labai norėčiau atkelti. Nu, tai žinai, kaip sako, svarbu noro būtų. Jo, o noro tai yra su tokiu palaikymu, čia kiek gavom iš visos ralio bendruomenės, iš draugų, tai ten pirmom dienom tai su blizgančiom akim vaikščiau nuo žinučių ir nuo skambučių, tai neturim teisės net nuleisti rankų dabar. Tai šiandien tokią bandom reabilitaciją, kad ir koks ten rezultatas neapsikraunam, bet žodžiu, reabilituojamės ir tikėkime. Sunkiau būtų ant safkės žiūrėti. Jo, turbūt, kad tada galvotum, blemba, kaip čia būtų, kaip čia kas, o dabar vis tiek visai kitaip. Ok, mini ralistą reikia pakalbinti. Labas, mini ralio kolega. Labas. Šitą pirmi kartai tokiuose ruožuose, ne? Kaip? Nu, trūksta pasitikėjimo. Dėl greičio? Labai daug darau iš tikrųjų. Ta prasme, šitų greitų ir sustabdymais dar taip per anksti, taip per vėlai jau sumėto. Šikaną beveik apsisukom, sustojom, pirmų bėgių išvažiavom. Tokių daug klaidų ir to nepasitikėjimo dar pilna, kai penktą bėgį miške pinioji, tai... Yra tas, ne, kai jau spidometras rodo? Jo, rodo, bet nespėjau pažiūrėti. Nu jo, bet jauti, kad eini, ne mineralė temp. Jo, faktas, tai dar daug trūksta iš tikrųjų, tai ne kažką.
Nu, bet gerai, užauksiu, o kas dabar pagal rezus? Ai, nežinau. Nežiūri? Žiūriu, bet nesąmonė gaunasi, tai... Ok, gerai. Tai va, tokie reikalai. Visai šiaip turėtų gautis neblogas videkas, nes daug laiko turim, daug ką pakalbinam, pasikalbam. Tai visai smagiai čia viskas nustojo lyt. Kas čia pusę kanalą jau gal beveik ir pravažiuos. Tada gal iki servizo spėsim nulėkti. Ir shakedownas. O shakedown'e tai planas toks labai konservatyvus. Nu, ta prasme, ten miške, sakė, Hebra buvo nuvažiavę prieš kokią porą valandų, tai sakė, miške tai belė, kas ten pilna balų. O ten toks gruntas, toks juodžemis, ten, nu, nesuprasi. Labai slidu, tai, žodžiu, prabirbti tiesiog, neprisidaryti reikalų, nes mes čia to ir atvažiavom. Saugiai, biški kilometrų parinkti ir Sauliukui smagumo suteikti. Va, čia įdomu pakalbinti filmant. Hello, atsidarykit savo liukus. Labą dieną. Klausyk, kas čia per techniką? Aš mačiau shakedowną tavo video. Kiek jinai eina? 175, ne? Ja. 175. O dėžė kokia, tipo lapkiam? Ne, šiaip automatas, bet galiu susižeminti ir su lapkim, nes dėžė originali, ne? Ja. Tai jinai būna tokia, susvaigsta, pavėluoja, žinai, tai atvarai ant kryžinį, ne tą pavarą, tai per lapkį tik pam ir gerai, bet šiaip, wow. Nu, aš tikiu, bet tai čia, pavyzdžiui, tokiem ruožam čia pakaba kietinta, ten kažkas daryta? Tie mortikai, tai čia dakariniai jau sudėti ir šakys, nu, šiaip komplektacija dakariniai galimas. Tai bus 4 važiavom, provėžus, tai aš nežinau, ten kur klimpo visi, kai asfaltą. Nieko nejaučia jis, ta prasme. O šitą su Civiku smagiau ar su šito? Kompromituojantis klausimas, ne? Šiaip skirtumas nuo keibulinio, tai su šituo tikslumu. Jis toks ir iš padangų, ir iš pakabos. Nėra tikslumų, bet šiaip tai daugiau nežinau skirtumų. Pagreitis tai iki 100 per 3 sekundės. Dar nelabai aš čia jau suprantu, kaip jis veikia, nes... Nu, pagal rezus atrodo, kad supranti. Jo, bet trūksta ir paspaudė stabdį su gazu, jis atjungia jį, biškį palaukti toks. Nu, negrinai raliai skirtas daiktas. Šiaip pavažiavus su juo biškį ilgiau, tai manau, kokį 15-tuką turėtum drąsiai. Nu, blemba, aš nustebau, kad jie tiek eina, bet ne visigi. Ne, šitas jau čia kompas biškį kažkas, aš tiksliai pas nežinau, bet... Tai čia vienalaikis projektas, ar čia visą sezoną varys? Tai šio etapo kol kas, o paskui bus matyti. Wow. Bet, nu, čia sustiklai... Nėra nieko. Čia darys tai perdarytos, bet originaliai atsidaro kitaip biškį. O tai kaip per lietų? Šlapoka? Nieko visiškai, net vėjas nepučia į vidų. Ok. Kažkaip paskaičiuota turbūt. Nu, įdomus daiktas, einu savo. Nu, čia nepapasakosi, reikia pabandyti pravažiuoti su juo, bet... Mane kažkada yra vežę laukais su tokiu. Nu, įspūdį paliko, bet ne toks naglas gal ten buvo. Labiausiai įspūdį palieka ta pakaba. Tai amortiko eiga šiam cemų. Wow. Va tokie reikalai. Komiservizą atbudėjom 7. Belė kaip lietus pila. Šiandien gal stipriausiai ir sakė. Nu, gal buvo vieną kartą panašiai. Buvo, kai mes važiavom pirmą. Ir dabar bus Poweris. Ir ten jaučiu viskas spręsis. Spręsis ir jaunimo klasė. Jaučiu ir dėl absoliutkės ten gali būti reikalų. Įdomų momentą pastebėjom. Jurkė su Simaškiuku išvažiavo su papildomom šviesom. Nes mes startuojam 19:25, tai jų startas dar vėlesnis. Dar nusikels, nes dar ir čia vėlavo. Turbūt, nu gali būti. Tai SRT panašu, kad komanda rimta ir net į vasarinį ralį vežasi viską.
O ten tarp miškų, kai lyja, lemba jau gali būti prieblanda tokia. O šiaip tai, palauk, kur ten buvo reikalai? 6-8, ne? Nuimtas, nes... 5-7. Nes dabar hebra 6-8 važiuoja. Dabar mes 7 budėjom. Nu, žodžiu, tai nuėmė kažkurį dopą, nes pro tą šikaną natūralų nepravažiuoja bamsai. Ne ralis, o kažkoks stebuklas, wow. Kosmosai visiškai dedas. Tai žodžiu, biškį pabūnam, nes vat per čia kažkur lašo man, kad ant lauko nestovėtų mašina. Ir važiuosim panašu, kad road mode powerį, nes kitaip ten nelabai pavažiuosi, kad nebūtų taip, kaip kolegom buvo. Tai va. Varom link 9, link powerio, žiūrim kolegų. Pabarstukas. Iš fotkių daug baisiau atrodo. Kas čia? Kapotas, bamperis gal net sveikas. Nu, lempa palaužyta. Biški ratas kreivai. Sparnas. Dauris veidrodis. Čia biški skaudžiai. Stogas čielas. Irgi kreiva. Galas irgi normaliai. Normaliai. Iš fotkių žiauriau atrodė. Viskas čia gerai. Atrodo kaip Stovim vakar. media zonai. Laukiam nugalėtojų, pralaimėtojų ir visų kitų. Tikrai taip. Tie, kas finišavo, jau išgyveno. Nu ką, Tomaizeris? Žiūri rezultatas, refrešinam minutkus ketvirtas, žiūrim ir Simaško antras. Technologija kažkokia. Aš nesuprantu. Simaško iš kur to greičio dabar taip staigiai tiek išrovė. Nu, vyras. Toks darbinis. Palygint su tuo, kas čia visą dieną dėjęs, tas geras. Blambo, tausia kaip tie minė. Slidiniai. Bet slidų žiauriai šiaip. Belenkas. Ypač prieš sankryžą tas, kur buvo iš miško, kur tiesioji belenk kokia. Ir paskui toks lengvas pasukėlis, tai ten tik žiūri, kad taip. Įsitvėrė stipriau. Pas Greta matau alyvos. Ai, mes buvom sustoję, nes vis tiek Vaidas ten nespaudžia, tai mes buvom sustoję dar biškį gėlyčių. Gerai. Vaidai, sveikinimai su pergalė. Kaip susivažiavo pats paskutinis greičio ruožas? Streso buvo, nemeluosiu. Nežinau, kad bus labai slidu. Tai iš tikrųjų buvo. Ta pirma sekcija iki sankryžos tai buvo tokia, kur pavojinga labai buvo. Bet dar senai taip nesidžiaugiau baigęs lietuvišką ralį, nes galvojau, taip sezono pradžia nebus tokia sunki. O čia ir orą gavom, ir temperatūra žemą. Bet Ugnius super savo darbą padarė, tas turbūt svarbiausia, kad bičui 3-4 metai jau varo šturmanauja kaip pro. Tai va, tai tas turbūt labiausiai džiugina, kad turim veikiantį ekipažą ir sezono pradžioje jau turim taškų teikia greitį. Tai va, darbas tik prasideda. Sveikinimai su gera pradžia. Taip. Jūs? Visai. Tai kas Vladui buvo? Plius 30. O kas jam atsitiko? Nestojo, nekalbėjau. 27,7. 29,7. Mes antri? Taip. Tu na, aš džiaugiausi, buvau nuotko aplenkėm. Jau. Mes antri. Maladės, na. Kažkaip, na. Kai čia nėra power stage, taip sakyti. Ir tik 4 sekundės nuo Vaidos. Šitam ruože, ne? Labas Justai. O, geras. Nu, žinok, labai smarkiai nustebinti lygiam paskutinio greičio ruožo tempų, kur atradai dar to rezervo, nes ir taip iki tol jau važiavai labai smarkiai. Nu, iš principo tai gal pradžiai dienos nesigavo, po to įėjau, po pirmo ilgo servizo įėjau į ritmą.
O čia tai tiesiog pirmam, antram posūkį pasibandžiau, kas per sukibimas. Pamačiau, kad jinai stoja, slidžiau stoja, bet valdomai nėra kažkaip neįmanomai. Nu ir palaikiau ir kažkaip tiksliai gavosi suvažiuoti visai. Taip, biški buvo ir crazy momentų tokių, kur tikrai jau taip gerai ėjom, bet ne graviais, ne kažkaip. Liuks, viskas, manau, kad gerai. Sezono pradžioje labai puikus tonas užduotas tokia pozicija. Nu, fainai, čia su šampanais pasitiko iš maudė. Sako, antras, gal kaip šį šnekat? Sako, nepatikėjai? Tai Vlado, what the fuck. O tai Vladai kažkas atsitiko, nežinot? Nežinom, bet prarado jis šiek tiek laiką. Tai. Ką, sveikinimai? Dar su Vladu šnekėjom prie žodžio, sako, pala, 2-3, o tu čia neaplenksi manęs, ne? Nes sako, aš viską saugiai susirašiau. 2-3, sakau, nesąmonė. Jo, 2-9. Tai žinai, kiek 0,4 sekundės. Overall. Nuo Jurgis, jo. Užvežė 0,4. Kas įdomu atsitiko, kur jis tai gerai išvis? Nestojo. Net nestojo. Nu va. Klausyk, kaip tas paskutinis? Labai slidus, labai toks ant išgyvenimo ir buvom porą vietų taip jau pasistatę skersį, galvom, kad jau eisim į mišką. Jo. Nu, ne kulis, ten didelė greičia nebuvo, bet labai tampė, tai toks biški pradžią nusimetėm, o paskui kai kur geriau, kai kur atsargiau, tai žodžiu, svarbiausia finišė. Jo, šitas ralis svarbiausia. Jo, o dar sezonas, va čia. Įdomi. Jurgis nusimetė, sakė biškiai, tai gal per daug. 0,4 simaškiukas apdė overall. Sakas. Ką? Lekiam. Va tokias va emocijas pas mus finiše. Marčiau, kaip ta atkarpa iki sankryžos? Visi sakė, kad buvo baisu. Baisu tai yra kam baisiau, žinai, bet toks darbas, tai važiuoji taip, kaip yra. Džiaugiesi finišavę šitą ralį? Buvo sudėtinga? Jo, šiaip aišku labai norėtus palinkėti ir Justui, ir Niedui ten sveikatos visiems ir visiems išsigydyti, o svarbiausia yra. Visa kita čia mūsų, tai pavažiuoti kur slidu, tai mums labai jau paprasta palyginus, kaip jiem nepasisekė. Ok, dėkui. Fotosesija su nauja ekipažu. Markai, oi, liuks, fantastika. Šaunuoliai. Nu, Markai, sakyk, tai kokie įspūdžiai karštas Pirmas dalykas, emocijos mums labai Gaila Klauda, kaip jisai, ta prasme, nes mums tik teisėjai rodė, kad nusimest, bet ta prasme... Matėm pradėti detalės mėtyti. Nežinau, taip, nu ten... Žiauriai gaila Klauda dėl to, kad kiek mano žiniom, mes buvo konkurencija labai stipriai. Kaip aš čia Klaudas? Klaudas krešė. Tai kaip tas paskutinis greičio ruožas, koks buvo jausmas? Šiauriai netvarkingas, vos pats nepadariau kritinės avarijos, sakykim, nes jau ten realiai nežinau per kiek. Labai. Ta prasme, ten buvo kairės posūkis 150 metrų ir labai slidu Markas pasistatė ir mano pusė jau medžius ateina. 9 laipsnių realiai ir jau medžius ateina. Ir aš užsimerkiau ir pasėjau stanogaramą stipriai. Atsimerkiau, žiūrim, varom tiesiai. Viskas gerai, žodžiu. Labai netvarkingai suvažiavam, dar kai pamačiau Klaudą, visiškai dingo tempas. Šiaip žiauriai gaila Klaudą. Bet dirbom. Kokia ten vieta, kur Klaudas grįžta? Kas tai per posūkis? Prieš tiesiąją, kur tramplinai. Sveskė ir tada dešinys ir tada tiesiog. Tramplinai. Jo, ten Valkeris 2-3 apsivertė. Bet žinant tą
paėmėm, blėt, nu vis tiek paėmėm, atsiprašau, aš noriu. Geras, Super, ralis geras, slidus ralis, įdomus ralis. Tikiuosi, kad mes, žinokit, nežinom, kaip Prisimenam kitiem pernai gavosi. Lazdijų scenarijų, grįš į uždarą parką. Jo, grįšim į uždarą parką ir tada padarysim. Ačiū. Nepaėmei? Nepaėmiau. Baisu buvo slidu? Slidu. Atsiprašau už keiksmažodžius. Nu, pastatėte patirties daugiau. Daugiau. O nemačiau kiek sekundžių barstė. Nežinau, overall 12. 12? Tai žinok, tai ir dėdulis Ignė labai lėkė, nes žinok, mes labai lėtai važiavom. Nu, bet svarbu, viskas. Nu, dėdulis žino reikalus. Maladėt. Ai, girdi? Tai iš taurės gersi? Einu, davai. Davai. Nu ką? Slidumėlis? Ai, na šiek. Atarka, o Provežos, o Marija. Mariau! Klaudai, visi laukia jūsų atomazgos su Marku. Finiše visi laukia. Ir kai Markas išlipęs pasakė, kad matė tave. Pirmi žodžiai buvo. Sakė, žiauriai gaila. Tai papasakok, mašiną, sakai, nenori rodyti. Jo, tai gaila ir man. Nu, nežinau, ką pasakyti. Tai ar mano darna klaida tiesiog. Tufest? Ne Tufest, o... Nežinau, per kvailai pasukau į posūkį, pakatinam, kur... Nepakatinam, o tiesiog per anksti pasukau į posūkį ir... Nu taip, ir čia turbūt psichologiški dalykai, manau. Šio ralio tikslas buvo tiesiog finišuoti, bet įsivėlėm į tą kovą, nu tai... Jeigu žinai... Nežinau, ką net sakyti, manau, psichologija tiesiog. Jeigu važiuodamas matytum splitus, taip nebūtų, nes... Nu, žiūrėjai gal tikriausiai, ne? Neturim niekur čia ryšio. Ok, nes visada pagaviniai. Ok. Ir tada, kai pamatėm, kad neįkrito, ten trečias ar ketvirtas čia splitas. Tada dingo GPS-as tavo, nu nes čia visiems dingo atkarpoju. Ir tada Markas pasakė, kad matė. Žodžiu. Bet šiaip iš esmės tai nieko gal čia labai baisiai. Patys sveiki? Ne, viskas gerai. Nu, sveiki, bet ar būsim sekančiam etapė, nežinau. Nu jo, čia pinigų krūva. Jo. Ok, nu tai ką, linkim reabilituotis. Tempas geras. Kova tokia, kad laukia. Mm. Kad vytis